Labas rytas. Jungiamės. Palauksiu pirmųjų prisijungus ir pradėsim. Kas galbūt pirmą kartą pamatys mane, tai čia vyksta trumpas kursas, blitz kursas apie pinigus. Ir jį vedu aš, Agnė Gontytė Filistovič, ir aš padedu žmonėms pakelti savo pajamas bei savivertę. Labas rytas, matau jau jungiatės gerai. Ir šiandien mes toliau tęsime praktinį kursą apie pinigus. Labai džiaugiuosi, kad rašote komentarus po laivais. Tai reiškia, kad atlikinėjate. Aš dar neperskaičiau galutinai, nes labai kažkokia šitą savaitę busy, labai stipriai. Netgi užvakar leidau savo užmerkti akis ir eiti pamiegoti dienos metu, nes jau jaučiau, kad bus viskas. Kaip sakant, kai būsiu be resurso, ką aš galėsiu kitiem duoti. Taigi, blitz kursas. Mes praėjome užsinorėti, leisti savo ir šiandien einame į trečią, tai yra pritraukti. Ką reiškia pritraukti? Iš tikrųjų, pritraukti tai yra daryti veiksmus, jau veikti. Nors didelė dalis žmonių tą žodį pritraukti galvoja, kad tai aš pamedituosiu, padarysiu tam tikras technikas, įsivaizduosiu, kaip pinigai ateina pas mane, pakalbėsiu afirmacijas ir pritrauksiu pinigus. Aš nieko prieš afirmacijas, meditacijas ir taip toliau. Netgi aš ir pirmoji dienoj šio kurso daviau jums pratimą, kad įsivaizduotume tą pinigų sumą, kuri jūsų pasąmonė yra primtiniausia ir tiesiog integruoti save taip, kad būtų kad jūsų kūnas irgi tai priimtų. Taigi šitie dalykai irgi svarbu, bet pritraukti būtent pagal realizacijos arba kitaip kūrimo etapus, tai yra daryti kažką, tai veikti, nesėdėti. Pritraukti tai reiškia, kad aš noriu pritraukti, kad jeigu noriu pritraukti į gyvenimą tai, ko aš noriu, jeigu mes kalbame apie finansinį tikslą, tuos pinigus, aš turiu daryti veiksmus. Ir didelė dalis žmonių irgi stringa šitame etape, nes nesugeba pritraukti tų pačių ir galimybių ir pinigų, kad pasiekti tą finansinį tikslą. Ir dėl to irgi būna priežastis, dėl ko taip nėra. Šiandien pakalbėsiu apie 3 priežastis pagrindinės, bet jų yra tikrai daugiau. Taigi, pirmoji priežastis, dėl ko žmonės nesugeba pritraukti pinigų į savo gyvenimą, tai nėra įsižeminimo. Ką tai reiškia? Kai žmogus pritraukia, tarsi pinigus pritraukinėja, nesuvokdamas, ką reiškia pritraukti. Ir dažnai būna taip, kad jeigu žmogus paklausi, kaip tu pritrauksi pinigus, kaip tu sieksi to savo finansinio tikslo, pradeda kalbėti tokius abstrakčius visiškai dalykus, aš dar nežinau, aš kaip noriu uždirbti, pavyzdžiui, 3000 per mėnesį, bet iš ko uždirbti dar aš nežinau, aš dabar galvoju, kokią čia veiklą užsiimti, dar ieškau savo pašaukimo, misijos ir taip toliau. Ir tada žmonės, arba aš pritrauksiu galimybės kažkokias, kalba apie nieką, ta prasme, visiškai abstraktus dalykai, nes yra svarbu daryti kažkokius konkrečius veiksmus. Ir aš tokius žmonės, kurie tik save įsivaizduoja, taip sakau, pinigų magnetais, jie mato, kaip jie turi daug pinigų, jie tai uždirbs, bet nesuvokia, kaip kokiais būdais pritrauks tuos pinigus. Tai vadinama išskridusiais arba drugeliais. Iš tikrųjų, aš tokia irgi buvau ir galvojau, labai šiaip iš tikrųjų gerai būti išskridusi, nes labai faina, ten gražu labai, malonu svajoti, galvoti, o jau įsižeminti ir daryti veiksmus kažkaip tai nelabai norisi. Tai vat, pas tokius žmonės yra labai daug tokių minčių, elfų, kurios labai stipriai yra atskirtos nuo realybės. Kuomet jis nėra visiškai čia ir dabar, jis tik tai galvoja ten galimybės, kažkokia energija ateis, jis pasikraus, išskridę žmonės, kaip aš sakau. Jis pritrauks milijoną, nors nesugeba net 1000 eurų materializuoti ir uždirbti. Ir tokie žmonės, kaip sakau, iš tikrųjų labai stipriai yra atitrūkę nuo realybės ir nesuvokia, ką reikia daryti.
Ir kai jie nėra įsižeminę, tuomet ir negali pritraukti pinigų į savo realybę. Taip, kaip kalbama, pinigai yra energija. Ok, bet ta energija tai mūsų gyvenime pasireiškia būtent per skaičius. Netgi, vat, pavyzdžiui, kur jūs dabar sėdite, apsidairytumėte aplinkui, taip, tai yra visur iš tikrųjų pinigai. Kompiuteris yra pinigai, išreikšim, telefonas yra pinigai, knyga yra pinigai, piešiniai, pas mane čia ant sienos ir čia vis tiek yra tai popierius pinigai, viskas yra pinigai. Tie patys mano plaukų dažymas, ne, irgi yra pinigai, ne, aš nekalbu, kad mes pradėtume žiūrėti, kad čia pinigai ir tokie materialistai būtume, bet viskas yra išreikšta pinigais, yra materialumas toks yra. Ir svarbu suvokti, kad būtent pinigai tai yra energija, bet nėra įžeminta energija. Tai materialiai išreikšta energija ir ta energija, su kuria žmogus neišskrenda aukštai, o tą, kurią žmogus gali įžeminti ir materializuoti. Ir viena iš priežasčių, kodėl žmonės negali pritraukti pinigų į savo gyvenimą, nes pastoviai yra išskridę, nėra čia ir dabar, bėga nuo realybės į kažkur tai, pritraukinėja milijonus mintimis ir taip toliau, o daryti ir realiai materializuoti tą patį 1000 eurų savo gyvenime nesugeba. Tai toksai atotrūkis visiškai yra nuo realybės, dėl to žmonės, tam tikri žmonės, kurie yra atitrūkę nuo realybės, yra išskridę, nėra įsižeminę, jiems sunku pritraukti pinigus ir pasiekti tų finansinių tikslų. Taip, kita priežastis, dėl ko sunku pritraukti, tai yra neteisingas, taip vadinamas vektorius, tai yra susijęs su planavimu. Kai žmogus pradeda planuoti, jis daro vieną iš dviejų klaidų, tai yra jis planuoja nuo šiandien į rytojų. Aš dabar čia sėdėdama noriu pasiekti tikslą, nežinau, po mėnesio, sakykime, į rytojų. Bet matyti rytoj, aš čia gal nupiešiu tokią viršūnę, ne? Aha, markeris nepiešia, tuoj susirasim kitą. Yra, kas čia dabar pas mane šiandien visi markeriai? Per naudotojo kursą pripiešiu, vadinasi. Va, dabar matysit, ne? Čia yra, sakykime, rytojus. Taip. Ir matyti rytojaus viršūnę, kai aš esu, pavyzdžiui, čia, yra gan sudėtinga. Nes aš stovėdama čia, mano matymo kampas, jeigu aš ir pakelsiu galvą, yra visai kitoks. Sąlyginai yra netoks. Dėl to svarbu planuoti rytojų, planuoti tą savo tikslą iš taško to rytojaus, nors iš tikrųjų gal skamba keistai, bet čia aš kaip tik jums duosiu tą praktiką, techniką, kaip tai padaryti. Ir todėl, kai mes planuojame savo žingsnius link norimo rezultato, būtent iš papėdės, jeigu mes planuosime, ne, gali įvykti iš tikrųjų labai didelis pasipriešinimas, nes mes nematysim to rytojaus. Mums vis tiek ir pakėlus tą pačią galvą, vis tiek mes matysim arba iškreiptai. Netgi jeigu kai jūs užkiltumėt šiek tiek ant kalno, jau jūs kitaip matytumėt rytoj. O užkilus visiškai, ne, tai jau vėl kitas matymas. Čia yra tas pats, kai aš kalbėjau apie tai, kad pasąmonė turi prisiminimus iš ateities. Tai vat, svarbu yra nusikelti į ateitį, į tą rytojų ir iš to taško planuoti, ką aš jau padariau, kad pasiekčiau tą tikslą, kurio aš noriu. Dabar gali būti painu, tai pasukit darysim praktiką, aiškinsiu praktiką, bus gal aiškiau. Taigi, pirma priežastis buvo nėra įsižeminimo, antra tas neteisingas planavimas, matymo, neteisingas vektorius ir trečia priežastis, dėl ko sunku pritraukti pinigus, tai yra daryti tiksliau veiksmus, tai yra didelis atotrūkis. Kitais žodžiais, pasąmonė iš tikrųjų pas ją yra 2 punktai, dėl kurių jinai pasiruošusi judėti ir veikti. Tai yra suprasti dėl ko,
Ne? Aišku, kai jau žinomas yra tikslas, kur norima eiti, dėl ko aš ten einu. Tos pačius pinigus, kuriuos jūs išsikėlėte, dėl ko aš tai darau, ne? Tai susijau su vertybėmis, kas man iš to, kas po to bus. Ir kitas, suprasti, kaip daryti, kokius konkrečius veiksmus aš turiu padaryti. Ir būna taip, kad žmogus kaip ir planuoja, nuo kalno to vadinamos viršūnės, taip, suvokia, kad yra įsižeminęs, žino, kokios sumos nori, leidžia savo, planuoja, bet kažkodėl yra taip vadinamas tas atotrūkis. Kaip pavyzdys, žmogus sako, pavyzdžiui, aš, kad uždirbti tuos pinigus, kurių nori, tai ką reikėtų taip tarsi padaryti, ne? Aš savo planuoju, kad reikia paleisti reklamą, tada sukurti internetinį puslapį, išeiti galbūt į laivus, taip, tuomet pradės daugiau klientų mane matyti, ateis į mano kursus ir žinoma padidės žinomumas ir aišku daugiau uždirbsiu pinigų. Čia aišku iš savo sferos aš duodu, ne, tokį pavyzdį. Bet kai paklausus tokio žmogaus, paprasto klausimo, ką konkrečiai tu padarysi. Iš šono atrodo, kad tai yra kaip ir konkretu, ne, reklama, puslapis ir taip toliau. Bet svarbu tas klausimas, ką aš padarysiu dabar, kokį žingsnį aš žengsiu dabar. Nes kai surasiu reklamos specialistą, o kad surasti reklamos specialistą, ką aš turiu padaryti? Aš turiu žinoti visų pirma, kur jo ieškoti, ne? Gal pas kažką kreiptis. Tai va tas turi būti konkretus veiksmai, nuo šiandien, ką aš padarysiu, kad nusamdyti tą patį reklamos specialistą arba sukurti internetinį puslapį. Ir dažnai paklausus tą, ką tu konkrečiai padarysi, žmogus pasimeta ir sako, nežinau. Tai tas atotrūkis atrodo kaip ir žino maždaug, ką reikėtų padaryti, iš loginės pusės, ką galima būtų padaryti. Bet ką konkrečiai jisai šiandien padarys ir nebėra. Tai yra toks atotrūkis. Čia irgi šiek tiek susijęs su įsižeminimu, bet truputį kitų kampų. Ir kai žmogų bandai būtent sugrąžinti į čia ir dabar, nes jis kai įskrenda į ateitį, kalba, ką reikėtų padaryti, jis iš tikrųjų būna išsigąs ir gal, o Dieve, aš nieko nežinau, ką reikia padaryti. Tai šiandien irgi duosiu techniką, kaip suprasti, ką reikėtų padaryti, kad pasiektumėte to savo tikslo. Gerai? Tai tokios 3 priežastys pagrindinės ir šiandien aš jums duosiu 2 technikas, 2 praktikas, kurių pagalba pirma tai yra būtent tas planavimas iš ateities, atsiminimai iš ateities, kad pamatytumėme savo tikslą būtent viršūnėje, nuo viršūnės, o ne nuo šiandien. Ir kitas pratimas bus būtent su tuo sumažinti tuos atotrukius ir žinoti, kokius konkrečius veiksmus man reikia padaryti. Tas antras pratimas iš tikrųjų bus ilgesnis, skirti daugiau laiko, bet, kaip sakant, norint rezultato, reikia ir įdėti ir pastangų. Gerai, tai einant į pratimą, aš siūlau irgi šiandien tik užsirašyti, nes vis tiek gal nepavyks jo tai padaryti greitai, nes čia, kaip sakau, reikia pabūti su savim, išjausti, pabūti. Aš jums šiandien tik pasakysiu, kokius žingsnius reikėtų padaryti. Kai mes, pavyzdžiui, žaidžiam KSF žaidime, tai yra duodama meditacija. Žmogus tiesiog klauso ir nereikia nieko, kaip sakant, daryti. Kažkokia dalis yra padaroma už jį. Bet tam užtruktumėm ilgiau, tai šiandien aš jums duosiu tik tai pačią techniką. Taigi, pirmas pratimas. Tai pirmiausia, tai prisimename praeitos dienos užduotį, taip, kai mes mažai žingsniukais ėjome link savo tikslo, vaikščiojame jį, kad į tą realizacijos tikslą. Ir prisiminkite tą būseną ir įsivaizduokite, kad jūs esate tame taške. Taip? Jeigu neatsiminsit, kai darysit šitą techniką, tai tiesiog gali dar pakartoti vakarykštį tą praktiką ir mažais žingsniukais iš čia ir dabar nueiti iki savo tikslo. Ne? Tai buvo ta linija, sakykime, laiko, ne? Tai aš esu čia dabar. Čia yra mano tikslas.
jeigu tos būsenos, matau, kad nesimato, būsenos dar neprisimenate, tai tiesiog dar kartą galite pakartoti tą pratimą mažai žingsniukais, jeigu atsimenat, jeigu atsiranda spec efektai, sukam galvą į šonus, aš čia dabar, aš šitam kūne, ne, man yra saugu, aš esu gyva, kojos, pirštais, kaip čia, nedraskam, tas žodis grindis, tiesiog įsižeminam čia ir dabar, kad neišskristumėm. Ir kai nueiname į tikslą, pabūnam, kaip jaučiamės, kas vyksta, kokia mano būsena, kaip aš ten džiaugiuosi, ne, bet kai mano tikslas yra realizuotas. Ir kaip pajaučia tą būseną, kokia yra, taip, pasižiūrėkite tada atgal, stovėdami tame taške, pažiūrėkite pirmiausia, kiek laiko jums užtruko stovint tame taške realizacijos tikslo. Kiek jums užtruko laiko, kad jūs realizuotumėte savo tikslą. Tai gali būti metai, tai gali būti pusę metų, tai gali būti 3 mėnesiai. Tiesiog pajauskit, kiek jums užtruko pasiekti tą tikslą. Gerai? Gali būti ir porą mėnesių. Pas kiekvieną gali būti visiškai skirtingai. Ir tada dar kartą išgyvenkite tai, kad po jau 3 mėnesiai praėjo, sakykime, ne, aš gal pusę metų imsiu, pusę metų praėjo ir aš realizavau tą tikslą, aš jį turiu, dar kartą pastiprinam tą jausmą, būseną, kaip aš dabar jaučiuosi. Ir ką mes darome toliau? Tuomet žengiate žingsnį, pirmas žingsnis, taip, atgal, tarsi grįžtų į dabartį. Iš tikrųjų, jeigu pas jūs yra 6 mėnesiai, tai gerai būtų tie taškai kas mėnesį išdėstyti. Jeigu yra metai, tai tada pusę metų ir tada kas mėnesį. Kaip pavyzdys, ne? Yra laiko linija, dabar yra šiandien kelinta, 01, 21. Ne? Mano tikslas, pavyzdžiui, po pusės metų, tai bus tai 07 bus tada, jeigu 6 mėnesiai praeis, taip. Liepos 21 dieną. Aš stovėdama savo tiksle, savo to Liepos 21 dienoj, pajaučiu, kaip aš realizavau tą tikslą, žengiu žingsnį. Čia mintise galite, čia nebūtinai ant grindų. Čia yra mėnesis ir čia yra 0621. Taip, aš žengiu žingsnį į tą žingsnelį atgal ir paklausiu savęs, kokius veiksmus aš atlikau, kad realizuočiau šitą tikslą. Mes žiūrime į tuos veiksmus, kokius atlikau, būtent iš jau realizacijos taško, kai aš pasiekiau tai. Užsirašote tada, ne? Išbūnate tam taške. Tada žengiate dar vieną žingsnį. Taip, tai bus 05-021. Ką aš tame taške, gegužės 21, kokius veiksmus padariau. Kai tai darysite, stenkitės protą atjungti ir tiesiog pajausti, ką jūs padarėte. Nes jūs jau turite tą būseną, kai jūs realizavote ir jūs eidami atgal, tarsi prisiminimai iš ateities, kokius veiksmus jūs jau atlikote. Ne? Ir taip praeinate tą visą kelią po mėnesį, jeigu tai yra pusę metų, jeigu yra metai, galite padaryti tą tašką, 7 taškai, pusę metų ir kas mėnesį. Ir išjausti kiekvienam taške, ką aš konkrečiai padariau. Taip, mes susidarome tada sąrašą, ką aš galiu padaryti, ką aš turiu padaryti iš tikrųjų, kad pasiekčiau to savo tikslo. Ir taip kiekvieną mėnesį. Tai toksai vyksta rezultato planavimas, ne? Ir parodyti, ir tai parodoma pasąmoniai, kad yra aiškus kelias, kaip nueiti link to tikslo. Nes jeigu mes, sakiau, planuosime iš čia, nuo čia ir dabar ir rytojų, gali vykti pasipriešinimas, nes aš nežinau, kas ten bus, ne? Kokia ta viršūnė, o planuoju iš čia ir mano tas kampas matymo iš papėdės yra visiškai kitoks. Dėl to yra labai svarbu planuoti iš ateities ir eiti atgal į čia ir dabar.
Tai čia va toks pratimas, pabaigus šitą pratimą, dėka atsiranda tokie pagrindiniai, kaip sakiau, realizacijos etapai, žmogui pasidaro aiškiau, ką reikėtų padaryti. Ir jeigu jūs parašysite, pavyzdžiui, etapuose, atsakymai bus, ateis nauji užsakymai, atsivers didesnės galimybės, netinka. Galvojat iš naujo, išjaučiat iš naujo, nes tai nėra konkretūs dalykai. Tai yra tiesiog abstraktus, kurie visiškai neaiškus, ką reikėtų jums padaryti. Tokie etapai yra neteisingi, nes visiškai nėra konkretumo. Kokie užsakymai, kokios galimybės, kokios idėjos ateis, ne? Tiesiog pabūkite tame taške ir kas ateina pas jūs. Gali būti visiškai netikėti dalykai, ką jums reikėtų galbūt padaryti, ką jūs jau padarėte tame mėnesyje ir tai užsirašote. Tai vat toks pratimas, kurį atlikus jūs jau turėsite realizacijos žingsnius, kuriuos turėtume padaryti, kad pasiektumėte to savo tikslo. Antras pratimas, kaip sakau, tai yra vadinamas realizacijos serpantinas. Jis gali užtrukti valandą, gali 2, jis toks ilgokas yra, gali būti ir 3 valandas, bet iš kitos pusės gal geriau valandą 2 praleisti rašant, negu metus 2 arba 3 atidėlioti ėjimą link savo tikslo. Tai kaip mes tai darome? Tai yra tokie kaip ir 2 klausimai, bet trečias kaip ir kartojasi vienas paskui kitą. Tai pirmiausia užduodami klausimai, ką dėl to reikia padaryti, o kas maišo. Antras klausimas. Pavyzdžiui, noriu uždirbti 3000 per mėnesį. Noriu. Kas maišo? Nėra darbo, už kurį mokėtų tokią sumą. Ok. O kaip tai galima pakeisti? Kaip aš galėčiau pakeisti? Paieškoti skelbimų, kur yra tokios būtent pareigos gerai apmokamos. Gerai, o kaip tai galima padaryti? Nueiti ir nusipirkti laikraštį ar kažką. Tai čia aš taip, žinot, kalbu tokias abstrakčias dalykų, ne abstrakčius, bet įsivaizduojamas, ne? Nusipirkti laikraštį. Kas man maišo? Nežinau, kur ieškoti. O kaip tai galima pakeisti? Galbūt paieškoti Google, kur geriausia ieškoti darbo su aukštom pareigom. Ir va taip tos klausimus, kas maišo ir ką aš galiu padaryti, tiesiog rutuliom, jie labai išsigrynina tie konkretūs veiksmai, kokius aš turiu padaryti, kuriuos aš jau dabar galiu daryti nuo čia ir dabar. Ir kas man maišo siekti to savo tikslo. Ir kai mes susirašome, tokius išsigriname atsakymus, ką aš turiu padaryti, mūsų pasąmonė jau supranta tokį aiškumą ir žino, kur eiti. Ir mes tada darome tuos žingsnius ir netgi mums patiems yra aiškiau, ką aš turiu padaryti, o ne tik tai pasėdėti, pritraukti galimybės, kažkas ateis galbūt naujos idėjos ir viskas, ne? Taigi veiksmų darimas iš tikrųjų ir pritraukia naujas galimybės. Jeigu aš jau pradedu planuoti, aš pradedu daryti, ateis gali būti visiškai galimybės, kurių aš galbūt nesitikėjau, bet jos ateis. Bet vis tiek reikia pradėti kažką tai planuoti. Taip, galimybės atsiveria ten, kuomet jūs nutiesiate joms kelią, kuomet jūs einate link jų, jūs einate link jų ir tuomet atsidaro duris, kur atsidaro naujos galimybės. Taigi svarbu yra pritraukti, daryti, veikti, o ne tik tai sėdėti ir sakyti, aš pritraukiu, aš esu pinigų magnetas. Tikiuosi, neišgąsdinau jūsų tokio mintim. Galite ir nesutikti, viskas yra tvarkoj. Aš esu praėjusi per šitos žingsnius ir pati žinau, kad nieko nedarimas nieko nepakeis. Čia lygiai tas pats su mano laivais buvo. Aš supratau, kad reikia kažką keisti, kažką kitą daryti, kad aš pritraukčiau daugiau žmonių, kad žinomumas mano būtų didesnis, kad aš lengviau paaiškinčiau, ką aš darau, nes postais yra labai sudėtinga. Spardžiausi metus dėl šito, nors mokymus vedžiau online, bet laivus negalėjau išeiti.
Taip pat paskui jau vasarą atsimenu, nu gerai, jau priėmiau sprendimą, aš jau eisiu ir paskutinę minutę viską atšaukiau ir sakiau, ne, man to nereikia. Ir po naujų nusprendžiau, kad nu, jeigu aš nedarysiu kažko kitaip, kažkokiu tai veiksmų, nu, aš nepritrauksiu žmonių. Tai vat būtent netgi, nežinau, noriu pasigirti, kad būtent laivų ir kitų dalykų dėka aš, pavyzdžiui, naudotojo kursą pririnkau 2 gubai daugiau, negu aš tikėjausi. Taigi man buvo wow, aš net pati nustebau. Taigi darimas, tik tai, kaip sakant, darimas ir veikimas dėka jo pasiekėme savo rezultatų, o ne tik tai kalbėjimo, sėdėjimo ir nieko nedarimo. Tai va, tai toks tas trečias etapas pritraukti yra daryti. Jums daviau 2 praktikas, 2 užduotis, kurių pagalba jūs paanalizuokite savo tą tikslą, kaip jūs galėtumėt pasiekti, kokius veiksmus konkrečius daryti ir aišku jau pradėti juos daryti. Ir atlikus užduotis rašykite po komentaru, taip, nes lauks, kas visas užduotis atliks ir pakomentuos, lauks dovana, aš išrinksiu vieną nugalėtoją ir gaus 50% nuolaidą į transformacinį žaidimą KASEF, kurį mes pradėsim žaisti jau sausio 31 dieną. Tai 2 mėnesių kelionė bus tokia, užduočių 22 ir, kaip sakant, visi eis savo tempu, bet bus gilus pradirbimas kiekvieno bloko, kuris trukdo būtent siekti ir eiti link savo tikslo. Tai tiek šiandien. Ar buvo aišku, ar buvo tokių abejonių, ar apskritai buvo kažkoks pasimetimas, kaip jaučiatės? Parašykite. Ar jau, pavyzdžiui, atlikinėjot praeitas užduotis? Galvoja. Gerai. Na, jeigu tyla, reiškia gerai. Ir kitą savaitę tada tęsim toliau, tai bus jau pritraukus galimybės ir pinigus jų neišvaistyti, tai yra integruoti ir antradienį mus manifestuoti 5. etapas. Tai tiek šiam kartui, gražios dienos, neužstrikite snieginuose, nes Vilnių tai labai pusto. Ir tada susimatome pirmadienį ir sėkmės atliekant užduotis. Tai iki ir geros dienos.